Šiandien nuo pat ryto atvykom į traukinių stotį ir laukiam električkos vykti į Versalio rūmus, kurie yra viena iš pagrindinių Paryžiaus įdomybių, nes ten gyveno visi tie karaliai, gyveno ir linksminosi visi tie karaliai. Tuose rūmuose gyveno apie 5000 žmonių, tai daugiau vien tegu kaip šilaliai kokioj. Yra jie patekt, kad nuvažiuoti yra virš 20 km, tai tikėkimės dasikasim kažkaip. Įlipom į antrą kartą iš električkas, nes buvo duris toliau neįgaliųjų sustoja, buvo kokį 10 metrų, mes pagalvojom, čia tas traukinys taip neskubės, o jis čia kelias sekundės ir užsidarė mums prieš nosį duris ir išpūtė. Tai vėl pralaukėm tada kažkur tai apie 40 minučių ir dabar be jokių pasirinkimo šokom į pirmasias duris ir varom į Versalį žiūrėti, kas čia bus. Viskas labai patogiai pritaikyta, beveik lygiai važiuoti, kai autostradą įvarėm į vidų. Dasigavom iš traukinių pėstute iki Versalio rūmų ir pilna autobusų su turistų grupėm. Žmonių visur pilna irgi. Ir tas kelias toks akmenuots, tai kai kas važinėjat vežimukais, žinot, kad ir baisiai nesmagus jausmas per tą bruką važiuot. Na ir varom prie pagrindinės grožybės žiūrėt. Vartai tai įspūdingi, atrodo, kai iš aukso viskas žebt, viską. O žmonių viena eilė prie bilietų, nors bilietus gali internetu nusipirkti, o kita prie įėjimą. Tai čia jeigu laukti yra, tai būtų siaubo filmas, bet mums su vežimukais tai greičiausiai važiuosim be eilės, tai varom artyn žiūrėt. Į vidų papuolėm be problemų ir žodžiu dabar šituose rūmuose ir pagrindiniai karaliaus ir karalienės kambariai ir kuo toliau, nors palei juos ten tų visų jų padėjėjų visų, žodžiu, yra, tai jų čia yra 20 kažkur, tai 7 salės, tai varom žiūrėti, kas ten jie atsiruošęs. Tai kaip ir sakiau, 27 čia kažkur yra rūmai ir ne rūmai, kambariai ir vis kitaip pavadinti ir kitaip apforminti, tai čia po biškį einam, bet baisiai trukda žmonės. Eina labai viens už kitą ir tai man su vežimuku gan yra problemų, čia yra gan problemų ir filmuoti, ir kalbėti, ir važiuoti. O visuose kambariuose irgi daug baldų, daug paveikslų, daug aukso ir daug žioplių kaip mes. Tai čia turim įsirašę programėlės, gidų programėlės, tai kiekvienam kambarį sustojam kur nuo šaliau ir pasiklausom apie tą kambarį telefone, kažkur tai 5 minutės trumpai paaiškint, kas čia buvo ir kas čia vyka. Labai išvargintas, kas čia reikia ir vairuoti, ir neįtrenkti ką nors, o kas per žmonių darosi. Čia tam Versalį, čia visą dieną skirsim, čia kol viską apeisim, lauke dar kol apžiūrėsim, irgi su liftais, kur nuvažiuoji, žodžiu, čia greitai nein, kai žmonių.